Mes jau pokytį, su lanksčiom papildomom naudom keliaujam 2 metai, jau pilni 2 metai turbūt. Tai šitas pokytis buvo iš tikrųjų pakankamai lengvas, nes išėjom iš riboto pasirinkimo papildomų naudų į vis platesnį. Motyvacija tai apskritai toksai platus dalykas, plati savoka, nedaug yra dedamųjų darbuotojo motyvacijai. Ir aišku, kad papildomos naudos yra viena iš tų dalių, kuri prisideda prie darbuotojų motyvacijos. Turbūt pokytis gal buvo toks, kad žmonės galėjo pradėti naudotis programėle, mobiliuose įrankiuose, telefonuose. Ne visi turi tuos mobilius telefonus darbinius, bet turbūt privalumas didelis, kad savo asmeniniuose lygiai taip pat galėjo susidėti programėlę su darbiniais slaptažodžiais, prisijungti ir naudotis papildomom naudom lengva, paprasta. Be to super, kad mes ten galim įsidėti mūsų partnerių įvairias nuolaidas, sudėti bendrasias naudas. Mes esame įmonių grupė ir turim virš 20 skirtingų įmonių, tai kiekviena įmonė turi dar savo įvairių papildomų naudų, kurias mes irgi visas į vieną tą sistemą galim sudėti. Tai visi naudojasi viena sistema, lengva, randa daug informacijos ten, mokosi ir iš tikrųjų labai mokosi, o mes iš kitos labai greitai pamatom, kokios papildomos naudos veikia, kokios neveikia, kokios yra įdomios, patrauklios, kokios ne, kurias reikia keisti. Mes į MEL programą planuojam perkelti ir pripažinimo programą. Ir labai norime, kad viską darbuotojai turėtų vienoje vietoje, naudotųsi vienu įrankiu, naudotis vienomis galimybėmis, jeigu tai yra galimybė pasirinkti kažkokį prizą arba įvertinimą, tai viskas veiktų vienoje sistemoje.